Sveiki sugrįžę į Lietuvą Ameriką. Šioje serijoje kelionė nuo Europos politinės virtuvės iki lietuviškos politinės kasdienybės. Grįžęs iš Europos liaudės partijos kongreso Valencijoje, sėdau iš karto prie mikrofonų su Žygiu Pavilioniu, vienu šiaip iš nedaugelio, kurie ne tik kalba apie Europą, bet ją ir formuoja. Aptarėme susitikimus su Vokietijos krikščionių demokratų lyderiu Friedrichu Mercu, Ispanijos liaudės partijos vadovu Alberto Núñez Feijóo, graikų premjeru Mitsotakiu ir kitais. Kalbamės apie mūsų bendrąją rezoliuciją dėl Ukrainos, apie tai, kaip Laurynas Kasčiūnas priimtas Europos lyderių ir apie tai, kokia Europa mums reikalinga. Antroje dalyje pats Laurynas Kasčiūnas, dar su lagaminu rankoje, bet jau važinėja po gargždus ir kalbasi su žmonėmis. Žodžiu, daug informacijos, bet manau tikrai bus įdomu. Gero klausymo. Sveiki, Žygi, tikiuosi nesate per pavargęs po visų kelionių, po pakankamai intensyvus, savaitės pradžios tokios intensyvios. Tai visų pirma, kokie įspūdžiai. Ir tada mes galėsime jau vėliau apkalbėti detaliau, kas ten labiausiai rūpi ir taip toliau. Taip, iš tikrųjų ir nepadarėm trečiadienį mūsų tinklalaidės, nes kartu, Vincentai, praleidom tikrai audringas 3 dienas Valencijoje. Neužmiršiu pirmų mūsų nusileidimo minučių, kai nusileidus 20 minučių po iš karto atsijungė elektra viso Ispanijoje. Tačiau išgyvenom ir su visokiom baterijom ir kitais grinaisiais pinigais nusigavę iki politinio komiteto. Pradėjom daryti pirmosius susitikimus Laurynui Kasčiūnui, kurie, aš taip apibendrinčiau, kadangi ne vieną kartą teko dalyvauti tokiuose didžiuliuose kongresuose, tai pirmą kartą mačiau Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką, susitikusi su visa aukščiausia krikdemų grietinėlė. Laurynas atidirbo nuostabiai ir tikrai iš širdies pokalbiai su Suomių premjero, kur buvo sutarta, kad šiaurės krikdemų vadai kvies Baltijos krikdemų vadus į nuolatinius savo tokius neformalius susitikimus su Švedijos premjero, su Latviais ir Estais partijų vadais, kur tikrai toks, ypač su Estų toks matosi, tiesiog chemija užsimezgė iš karto, kuris yra šiaip populiariausias žmogus šiuo metu Estijoje. Ir būsimas tikėtina premjeras, kaip tikėkimės ir mūsų Laurynas, graikų premjeras, austrų kancleris, galų gale Mercas, von der Leyen, tikrai puikus susitikimai su čekais, su belgais vadais ir puikus rezultatai. Laurynas užlipo ant scenos porą kartų, didžiosios scenos, ir antras jo užlipimas buvo baigėsi sėkme. Mes priėmėm mūsų pačių rankomis ir tavo, Vincentai, ačiū, tikrai nuoširdžiai paruoštą Ukrainos rezoliuciją, kuri iš mūsų tų mažų kompiuterių tapo 82 partijų, krikščionių demokratų partijų didžiausios politinės jėgos Europoje pareiškimu, kuriame aiškiai pasakom, kad nepaisant agresyvėjančios Rusijos ir kartais rusiškais keliais vaikščiojančios Amerikos administracijos, mes už Ukrainą, mes plėsimės į Ukrainą, mes padėsim visapusiškai Ukrainai, jokių nuolaidų teritorinio, jokių nuolaidų suverenumo prasme. Faktiškai Europos ateitis yra susijusi su Ukrainos ateitim. Ir kai šito žodžius kalbėjo visi, ir Mercas salė plojo, salė buvo įsielektrinusi. Ką aš norėjau pasakyti apie tą mūsų rezoliuciją, ne tik, kad jinai buvo priimta didelė balsų dauguma,
ir manau, ten tik vienas kažkoks senis balsavo prieš, bet apskritai visi balsavo už ir ne tik už kažkokią rezoliuciją eilinę palaikančią Ukrainą, bet svarbiausia buvo tai, kad būtent jums ir kitiems mūsų kolegoms pavyko apginti tuos esminius punktus. Kaip kuris yra dalyvavęs, nežinau, įvairiuose ten rezoliucijų rengimo procesuose, tas žmogus žinos, kad dažnai yra bandoma, nu, nebūtinai išvis sudeginti rezoliuciją, bet bent jau susilpninti. Ir mums, ir ypač jums, pavyko to išvengti. Visiškai. Liko visi esminiai punktai apie gynybos finansavimo kėlimą, apie Ukrainos rėmimą finansiniais būdais ir ginkluotė ir panašiai, ir konkrečiais, nu, būdais apskritai, kaip mes turime kovoti. Aišku, buvo pastangų iš įvairių pusių, bet kas yra geriausia ir svarbiausia yra, kad mums pavyko apginti tuos aršiausius ir kartais kontroversiškiausius punktus. Ir tai, kaip jūs teisingai labai pasakėte, tai dabar yra tų 82 politinių partijų, nu, ne tik pareiškimas, bet ir pozicija. Ir tai yra be galo džiugu. Bet vėlgi, aš norėčiau grįžti prie kelių tokių esminių mano pastebėjimų apie tai, kas įvyko ir tai, kas gal buvo svarbiausia. Visų pirma, labai gerai pastebėjot dėl tos elektros. Ir kažkaip labai jau, man atrodo, labai greitai pasimiršo šitas dalykas, nes buvo tiesiog tiek daug įvairiausių atsitikimų ir įvykių, bet vis dėlto, nu, čia buvo masinė krizė. Kažkur ten 10-12 valandų dingo elektra visam Iberijos pusiasalyje. Nu, čia buvo baisu. Bet nepaisant to, kongresas, nu, tai yra ta politinė asamblėja vyko sklandžiai. Ir kas man labiausiai šoko iš tiesų buvo, kad ispanai atvažiavo pas mus, ten, kur vyko ta asamblėja, mūsų sodino į autobusus ir sako, nepaisant to, kad mūsų pirmininkas dabar sėdi krizių skambučiuose, jisai labai nori su jumis susitikti, jis nori pasikalbėti su Laurynu Kasčiūnu, nes toks sustarimas buvo ir buvo tikrai apie ką pakalbėti. Ir tas jų pirmininkas Feichau išbėgo iš to krizių kambario, kaip sakant, prisėdo, kad ir 15 minučių su Laurynu, bet pavyko tikrai labai svarbius dalykus aptarti ir pakalbėti, ir manau, tai buvo didelis pagarbos simbolis būtent Laurynui Kasčiūnui. Tai čia man tikrai svarbu ir gražu buvo. Pritariu ir matai, ispanai mūsyse, taip sakant, mato ateitį, nes vien tie sprendimai, kad ir socialistų šiuo metu jau 2% finansuoti gynybą, kai jie žino, kad mes siekiam 5-6, tai tas pats Partito Populiar lyderis, jisai sako, kad ir 2 neužtenka, aš noriu 3. Tai arba, pavyzdžiui, jų energetinis ginčas, mesgi žinom, kad šitie socialistai, ispanai, nemažai suskystintų dujų perka iš Rusijos. Jisai sako, tai yra nesąmonė, nereikia kiek plukščiaut rusams ir kiniečiams, ką daro socialistas ispanas, reikia mąstyti ir apie atominę ateitį. Ispanai, socialistai nori uždaryti atominės ir būti dar labiau priklausomi. O mes mes kažkada, mesgi buvom ta energetinė sala, o dabar mes esame daugiau susijungę su Europą negu pusiasalis Ispanijos, kuris matai, koks yra pažeidžiamas. Tai mes jiems esame ateitis, mes esame jų fronto linija, ne veltui kalbėjom ir apie gal net bendrą veikimą su ispanais pas Zelenskį į Kijevą, matai, jisai norėjo su Zelenskiu Romoj, Vatikane susitikti, bet nepavyko, o mesgi su tais ispanais jo Partito Populiar žmonėm važiuojam į Ukrainą. Ir man dar toks mažas elementas, matei, kai jau Laurynas pristatė rezoliuciją, kas buvo vienas iš tų kalbėtojų už, buvo mūsų Pablo Span, kuris buvo visos IPP grupės Europos taryboje vadovas, jis su manim, nežinau, 3 kartus į Kijevą vyko, 2 kartus į Vašingtoną, tai, gražukai, pietiečiai, kurie anksčiau, niekaip nepasakytum, kad yra bendra mūsų fronto linija, ispanai, taip sakant, konkistos ir visų kitų dalykų meistrai, kurie atrodo buvo kitam pasauly, dabar yra visiškai mūsų pasauly ir tai yra tikrai miela. O kalbant vėl apie tą kitą politinę elektrą,
kai įėjo Mercas ir vienas iš pirmųjų žmonių, kuris pasisveikino dar prieš Merco kalbą, su juo buvo tas pats Laurynas, po to jie bendravo vakarienės metu, Mercas pasakė, kad jo komandoje yra netgi žmogus, kuris kūrė lietuvių brigadą ir jis tikrai pas mus lankysis ir aš manau, net sklinda gandai, kad vienas iš jo pirmųjų vizitų gali būti Vilnių, kas yra tikrai nuostabu, bet vien tie Merco žodžiai, kai aš klausiau Merco, kai jisai sakė nuo scenos, mumis gali visiškai pasitikėti, mes niekada nepaliksim Ukrainos, nė teritorijos jų centimetro, na, man jis atrodė kaip kažkada atrodydavo JAV prezidentas Reiganas. Taip mes anksčiau įsivaizduodavom amerikiečius. Ir tie pinigai padėti ant stalo ir gynybos finansavimas. Na, vokiečiai tai yra ne tik Europos, tai yra Vokietijos valanda ir tai, kad vokiečiai tą lyderystę kūrė pas mus Lietuvoje, yra geras ženklas mums. Beje, dar vienas graži detalė, kuri gal nepastebėta buvo, naujasis tikėtina užsienio reikalų ministras Vadefulis, kuris turėjo ten tokį Kylio forumą, į kurį nieks nevažiuodavo, bet pasižinai, kas nuvažiavo praeitais metais, dar būdamas gynybos ministru, Laurynas Kasčiūnas. Jis turi su juo gerą kontaktą. Tai gal mes net, kaip dabar Vokietijos forumą darėm Münchene, gal mes kitą padarysim pas jį Kylyje. Ir gal mes net tą patį užsienio reikalų ministrą pasikviesim į kokią partinę mūsų konferenciją. Žodžiu, begalinės galimybės, Laurynas pasirodė puikiai ir tas rezultatas, Ukrainos rezoliucija, kurią Vėberis, visos partijos vadas, pavadino pagrindinę mūsų rezoliuciją, na, tapo kūnu. Padarėm prieš porą mėnesių išrinktas lyderis, pasirodė tikrai neblogiau negu Gabrielius Landsbergis, ar net, sakyčiau, geriau. Tikrai taip. O šiaip grįžtant prie to pačio Merco, su kuriuo, manau, tikrai dar ne tik mūsų partija, bet ir ypač Laurynas Kasčiūnas dar turės kolegiškų reikalų ir toliau kovosime tą bendrą kovą kartu. Bet kas man gal buvo jautriausia per Merco kalbą, tai nebuvo būtent jo kalba, bet tai buvo visos auditorijos reakcija. Aš nežinau, ar jūs šitoje girdėjote ar pastebėjot, bet ten arti mūsų pasigirdo iš kelių skirtingų žmonių frazė "Germany is back". Ir man tai buvo, wow, ir tai buvo taip stipru ir tikrai, manau, nors šiaip Mercas techniškai dar nėra kancleris, bet jau yra ta galia. Ir mes žinom, kad Vokietija bus su mumis ne tik dabar, ne tik už metų, bet ir bus iki pat pabaigos. Čia yra viena. O visai kas kita yra tai, kad vėlgi mes abu puikiai žinom, kad Mercas vis dar yra tose didžiosiuose dėrybose dėl postų pasidalinimų ir dėl vyriausybės programos, bet tai, kad jisai rado laiką atvykti į būtent šią EPP konferenciją, bene svarbiausią metų EPP renginį, tai čia tik parodo, kaip Vokietija žiūri, ne tik į savo vidų, kaip darė praeitoj kadencijoje, bet žiūri į visą Europą ir supranta, kad tai yra laikas lyderystėj, o ne šiaip savo vidiniam ten užsidarimui, prisižiūrėjimui ir panašiai, ką darė Šolcas praeitą kadenciją. Pritariu, o čia dar, kadangi tai yra viena iš temų, kurią aptariam, o vėliau galėsim dar giliau aptart, bet pavyzdžiui, Lenkų nedalyvavimas, ką mes abu pastebėjom, Tusko nebuvimas, visų kitų, net ir tas pats platformos meras, kuris nori būti prezidentu, na tai panaudokite europinę kortą, ko jūs bijot, Lenkai? Aš suprantu, kad ten kyla visokie radikalai, antieuropiečiai, bet na tai ginkit savo interesus Europoje, lygiai taip pat kaip visi čia juos gina, tai yra puikiai galimybė. Tai šiek tiek tai nuvylė, bet mes matysim tą Lenkiją tik tai normaliai po gegužės mėnesio prezidentų rinkimų, pamatysim tuos tikruosius veidus ir pratęsim tą dialogą. Ir savo ruožtu, žmogus, su kuriuo įrašėm tinklalaidę, kurią paleisime sekmadienį. Taip, kurią paleisim sekmadienį, yra irgi įdomus. Jisai yra
vokiečių veidas bendravimui su Amerika. Jisai buvo per Trumpo inauguraciją fiziškai ten nuvykęs. Ir va tie žodžiai jo, kuriuos jisai sako, kad na vis tiek su visom problemom su Amerika reikės bendrauti. Mes nenorime, kad jinai silpnėtų. Mums reikia jos stiprios. Taip yra galimybės ir su Indija. Taip mes čia daug turėsim padaryti, bet mums reikia Amerikos stiprios. Tai, žodžiu, vokiečiai panašiai kaip lietuviai, na, nori, kad Amerika liktų Amerika, kad jinai liktų stipri, nes grįžtam, pavyzdžiui, prie Ukrainos revoliucijos, tu pastebėjai, būtent prancūzų respublikonai buvo mūsų didžiausia problema. Jie nelabai mėgsta tos Makrono politikos ir kol kas elgėsi gan prorusiškai. Bet kas mus apgynė prieš prancūzus? Vokiečių krikdemai, kurie buvo mūsų pusė. Ir va, kas mums leido galutinėm minutėm įtvirtintą mūsų pergalę į rezoliucijos formą. Na ir aišku, dar vienas gražus įvykis šią savaitę, mums tik grįžus iš Valensijos, faktiškai naktį išgirdome žinią, kad Amerika ir Ukraina pasirašė susitarimą dėl retųjų metalų. Tai yra ilgai lauktas žingsnis, tie žodžiai, kurie naudoti pareiškime dėl iš Amerikos pusės, man dėl to susitarimo man patinka, ten yra ir Rusijos agresija įvardyti, ir parama karinė tolesnė Ukrainoje. Na, mažas žingsnis, bet galų gale vienintelis, kurį aš pastebėjau, oficialus Amerikos žingsnis per tą 100 dienų, kas atitinka tiek Ukrainos, tiek Amerikos interesus, o ne rusiškos ruletės, terminai ir savokos, kurios buvo naudotos iki šiol. Tai galbūt vienas mažas žingsnis po to susitikimo Vatikane jau tampa kūnu į tą pusę, kurios mes ilgą laiką norėjom. Duok Dieve. Ir vėlgi, pabrėžiant dar šitą visą temą, tas pats Jurgenas, su kuriuo mes kalbėsime, kurį išgirsite sekmadienį, jis pasakė, manau, bene esminį šių dienų sakinį, kad ne vienų iš mūsų interesas tai yra Amerikos susilpnėjimas ir sumažėjimas. Mes norime didelės Amerikos, mes norime stiprios Amerikos, bet svarbiausia, mes norime vakarietiškos Amerikos. Ir aš nebejoju, kad prie to toliau dirbsime mes, kaip Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, nebejoju, kad ypatingai vokiečiai prie to dirbs per ašaras ir kraujus, bet tikrai prie to dirbs, nes vis dėlto mes mylim Ameriką ir mes jos norim. Ir jinai turi kažkada pas mus sugrįžti, jeigu nori išlikti tokia, kokia yra. Paskutinis mano sakinys vertinant krikdemų kongresą Valencijoje, esi tu, Vincentai, ir jūsų pirmininkas Laurynas Vilkas. Jūs buvot visur su mumis, jūs mums padėjot ir daryt susitikimus ir tikrai pasiektų visų rezultatų. Ir aš atkreipiau dėmesį, ką mums sakė tie patys ispanai ir vokiečiai. Visi dabartiniai Partito Populiar lyderiai kažkada buvo jų jaunimo lyderiai. Lygiai taip pat visi dabartiniai vokiečių lyderiai išaugo iš tokių jaunųjų konservatorių ar krikdemų, Junge Union ir kitų. Na ir tai yra gražu, tai parodo, kad nors šita Europa yra jau gan sena, ją sukūrė jau, nežinau, tų dabartinių lyderių seneliai, tėvai, bet vat jaunimas, kuris ateina, kuris gimsta, jis laimi iš naujo, jis užkariauja pasaulį ir, na, pripažinkim, ką pasakė labai gražiai ir von der Leyen, kol kas tai yra vienintelė tradicinė europietiška jėga, nes socdemai gauna į kaulus ir pralaimi, bet spindi jau tų darbininkų interesų, kurį čia visi tie socialistai mini gegužės tą jų mylimą dieną, liberalai susitraukė, žalieji, kurie bandė priveršti verslą įvairiais reikalavimais, jų beveik nėra. Kas auga? Auga populistai aplinkui, kurie yra, kaip gražiai pasakė von der Leyen, užstrigo irgi frazė, jie vadina save taikos draugais ir iš kairės iš dešinės. Jie ne taikos, jie yra Putino draugai. Putino draugai. Ir mes esam vieninteliai Putino nedraugai, tradiciniai, europietiška jėga, galinga ir stipri,
už kurią dabar jaunimas balsuoja. Ir tas jaunimas tampa mūsų lyderiais. Tai tiesiog, taip sakant, norėjau padėkoti tau, Vincentai, ir Laurinui, kad JKL pasirodė lygiai taip pat aukštumoje. Nu, labai gražų žodžiai ir ačiū labai už tokius gražius komplimentus ir labai viliuosi, kad mes toliau galėsime prisidėti prie įvairių delegacijų, prie įvairių darbų. Ir gal kaip užbaigiant, tai yra pabaigos žodį šiai serijai, norėčiau priminti dar vieną citatą iš kongreso. Mūsų perrinktas Europinės šeimos pirmininkas Manfredas Weberis, jis pasakė esminį dalyką, manau, apie mūsų politinę šeimą ir mūsų visą ideologiją, kad mes pažadam, mes vedame, we lead, ir mes atnešam tai, ką pažadėjom, we deliver, kaip sakant. Tai čia yra 3 esminės savokos ir manau reikės būtinai prisiminti, žiūrint į ateinančius metus. Paskutinis anonsas, Vincentai, jeigu tu man leistum, Kaune, gegužės 7 dieną, 18 valandą Ąžuolyno bibliotekoje, fiziškai aš, Laurynas Kasčiūnas, mūsų naujas pirmininkas ir Rytis Zemkauskas, kalbėsime apie užsienio politiką, įvertinsim tas 100 Trumpo dienų, kurios pasaulyje apvertė 180 laipsnių. Na ir kalbėsime apie tai, vadis, kur mes einam. Pasaulis keičiasi, mums reikia surasti išgyvenimo strategiją. Tikrai ne business as usual. Turim būti kūrybingi, turim būti aktyvus, turime kurti koalicijas už mūsų ateitį ir išlikimą. Tai visi, kurie mus girdit ir norit fiziškai, asmeniškai pabendrauti, atvykite į Kauną, visiškai atviras renginys, kurį rengsim, pasimatysime kitą savaitę Kaune, gegužės 7, 18 val. Ąžuolyno bibliotekoje. Liuks, puiku, susimatom tada. Sudie. Sudie. Tai kągi, pradedam. Sveiki Laurinai, sveiki Žygi, tikiuosi visi gerai laikotės. Kaip girdėjau, Laurinai, jūs jau judat gal iš gargždų, žiūrėjot futbolą, bet grįžkime biškį prie rimtesnių dalykų galbūt. Apie Valenciją pasikalbėkim. Kaip jums, kaip patiko, kokie įspūdžiai iš svarbiausio šių metų krikdemiško pasaulio renginio? Na, aš daug esu girdėjęs apie IPP kongresus ir kažkaip taip teoriškai modeliavęs, kad taip svarbu, bet nebuvau to svarbos savo kailių patyręs. Tai va, šį kartą teko taip pat ir savo kailių ir iš tikrųjų, labai įdomus formatas, kai tu gali sutikti ir kalbėtis kaip lygus su lygiu su ministru pirmininku, kurios nors šalies, kuris vadovauja krikščioniškai ir konservatyviai politiniai jėgai. Ir čia yra, matyt, nuostabus būtent šio formato ir šio kongreso rezultatą. Ir matyt, ta tokia puikiai platforma savotiškai galbūt ir daryti poveikį mums valstybėje svarbiems klausimams būtent per partinę liniją, per būtent krikdemišką konservatyvę šeimą. Ir kartais su tą įtaką gali daryti gal net labiau nei, pavyzdžiui, tuo metu valstybės tam tikras oficialias pozicijas užimantis asmenys. Tai, man atrodo, tikrai darbotvarkę turėjom labai turtingą. Vien jau tai, kad buvo matyti pirmieji Lietuvos politikai, kurie ne tik paspaudė ranką naujam Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui, bet ir turėjom galimybę šiek tiek pasikalbėti apie mūsų strateginius interesus kaip Vokietijos brigada. Ir supratau, kad tikrai turi aišku supratimą, kad to reikia ir tai nėra jam kažkoks kažkelintos eilės klausimas, o tai yra klausimas, kurį jisai puikiai supranta ir supranta jo svarbą. Tai ir susidariau labai tokį aišku vaizdą, kad jisai bus tas kancleris, kuris bus aktyvus užsienio ir saugumo politikoje ir tas be jokios abejonės yra be galo svarbu, nes matyt, tai tas kancleris, kuris tikrai nebeklaus kitų, ar jums tikrai reikia Vokietijos lyderystės. Taip, mums reikia, jis tą puikiai supranta, ypač tų geopolitinių tektoninių lūžių, galimų lūžių akivaizdoje.
Lygiai taip pat tikrai puikus įspūdis kalbantis su Suomijos ministru pirmininku, tiek ir tas paprastumas žmogaus ir geopolitinių iššūkių suvokimas ir toks bendrumo jausmas su Baltijos šalim ir su Lietuva, man atrodo, irgi labai aiškus, kaip ir Švedijos ministro pirmininko. Tai tikrai turėjom galimybę turėti ne tik tai, kad mes pasakėm kalbas kongrese, savo rezoliuciją apgynėm sėkmingai dėl Ukrainos ir neleidžiam pamiršti to klausimo ir nuolat keliam kartelę, bet lygiai taip pat turėjom labai daug sėkmingų dvišalių, tiek pirmiausia užmezgant ryšį, tiek artikuliuotai ginant ir atstovaujant Lietuvos interesus. Laurynai, aš atsimenu, dar tu, kai buvai ekspertas, rašydavai įvairias studijas apie tai, kad reikia stiprinti tą struktūrinę Lietuvos galią. Tai kaip tu ir sakai, iš esmės partiniai ar net regioniniai formatai, Nordic Baltic ar kiti yra būtent vienas iš instrumentų tą struktūrinę galią stiprinti. Tikrai taip. Ir tai yra labai rimtas instrumentas. Na, ką tu, Žygi, puikiai žinai, bet galbūt gal ne visi klausytojai žino, tai kad Liaudies partijos lyderiai, tu turi galvoj nacionalinių, krikdemiškų, konservatyvių partijų lyderiai, turi galimybę pasiderinti tam tikras pozicijas ir pasikalbėti netgi prieš viršūnių susitikimus ES. Tai įsivaizduokit, jau dar viršūnėse nėra ištransliuotų idėjų, tu išvakarėse gali gauti tam tikrą poziciją, tam tikras nuotaikas pajusti ir galbūt netgi instaliuoti Lietuvai naudingą kokį nors aspektą į visą tą debatą, ar ne, ir į sprendimus, kurie bus rytoj. Turiu galvoje, kai vyksta viršūnių susitikimas. Tai tikrai čia yra labai geras formatas. Ir aš, ypač kai tu esi opozicijai ir kai, aišku, tavo, sakykime, instrumentai rankose vykdančios valdžios prasme yra, riboti, tai tu tikrai gali net ir per Liaudies partijos formatą daryti, tam tikrą įtaką nedidžiai politikai, geopolitikai. Nesakau, kad formuoti kažkokią darbotvarkę, bet tikrai iškelti įvairius klausimus ir vykdyti politiką. Ta prasme, net opozicijai būnant, tu gali daryti politiką. Ir tai būtent suteikia Liaudies partijos formatas. Tai yra tikrai unikalus šią prasme ir tą reikia labai aiškiai suvokti. Ir tą turi daryti ir socdemai, turi daryti ir žaliųjų partijų šeimai priklausantis Lietuvos partijos ir panašiai. Man atrodo, mes čia šitoj vietoje tikrai, užėmė tvirtas pozicijas. Ir manau, ne tik tvirtas pozicijas užėmėm, bet nes vis dėlto mes gauname per tą formatą, kaip jūs sakot, prieigą prie visų šitų žmonių ir įtakos formuotojų. Bet aš manau, kad svarbiausia tai, kad mums pavyko tai padaryti. Mums pavyko paveikti tam tikrus žmonės ir bent jau kažkaip pakalbėti apie mūsų Lietuvos problemas jiems. Ir manau, jie suprato. Ir manau, tai yra didelė dėka jums ir Žygiui. Ir ne vien ta rezoliucija, bet vien tas, kad tas visas kiekis svarbiausių, kaip sakant, Europos krikdemų išgrietinėlės visos, kiek jų iš tiesų norėjo su jumis, su lietuviais, su tais LKD bendrauti, tai man buvo tikrai fantastika. Dar priminsiu tiems, kurie mus klauso, kad pats sutarė, kiek aš suprantu, ir dėl Šiaurės Baltijos šalių tam tikro formato, kad neformaliai jūs bendrausite kaip partijos lyderiai, taip pat priėmė sprendimą įsijungti tą tarptautinė dešiniųjų sąjunga, kur yra ir Britų konservatoriai, ir JAF respublikonai, ir Kanada, ir Norvegija, ir kiti. Bet grįžtant prie Vokietijos, paskutinis mano klausimas. Kaip tu manai, dabar, kai mes turim tokį šansą lyderystėj, žinant, kokia elektra buvo, kai Mercas kalbėjo, ar gal iš tikrųjų mums reikėtų daryti viską, kad sustiprintą individualų ryšį su Berlynu, nes tai yra dar viena galimybė padidinti tą galią per Berlyną. Būtent, aš manau, kad dabar tikrai, ypač mums, turint galimybę bendrauti su DAU ir CSU tiesiogiai, dabar reikia tikrai visas savo pastangas ir partinę valią nukreipti ir energiją visą nukreipti į Berlyną.
Ir matyt, tenais reikia ir pradedant nuo Adenauerio fondo, smegenų centrų artimų krikščionim demokratam iki pagrindinių sprendimų priėmėjų. Mes tos ryšius turim, bet dar juos labiau stiprinti ir iškinti Lietuvos interesą. Tai per tą partinę liniją tu gali padaryti kartais netgi daugiau nei per valstybinę liniją. Tam tikrą prasme, jeigu jie tave traktuoja kaip artimą žmogų, kuris yra tavo politinės šeimos dalis. Tai šitoje vietoje mes tikrai akceleruosim tavo kažką failą ir tikrai reikia didinti Lietuvos matomumą Vokietijoje, šiuo atveju per krikščionių demokratų liniją. Ir manau, mes tikrai tą ir taip dabar jau turim, bet dar galėsim dargi netgi labiau sustiprinti. Ir kas dar yra svarbu, matyt, reikia kalbėti, kad, žinai, nėra tokių daug formatų, kai tu gali atsisėsti ir pasėdėti kartu ir pasikalbėti su prezidentais. Taip jau pavyko būti kartu netgi kongreso metu su Maja Sandu, su Moldovos prezidente, kurie turi labai tokį ypatingai svarbų periodą. Tokius 3 mūšius jie turi per metus. Tai vieną mūšį jie laimėjo rudenį dėl referendumo, dėl narystės Europos Sąjungoje. Tai buvo be galo sudėtingas mūšis, bet laimėjo. Antras mūšis, kur laimėjo pati Maja Sandu prezidento rinkimus, irgi sunkus mūšis, bet jinai jį laimėjo. Ir dabar laukia pats sunkiausias mūšis, kuris, turint omeny, kad Moldova yra parlamentinė valstybė ir galios centras yra parlamentas, bus ankstyvą rudenį vykstantis parlamento rinkimai Moldovai. Tai kad mes dabar planuojam ir savotiškai važiuoti į Moldovos regionus, pasakoti tam tikrus ir europinės integracijos laimėjimus, kalbėti apie žemės ūkio efektyvumą, kuris natūralu ateitų kartu su europinė integracija, nors ten daug prikurda įvairių tokių neįgiamų stigmų ir naratyvų apie tai, kad Europa nuskurdins Moldovo žemės ūkio kaip tik. Manau, tai yra didžiulė galimybė Moldovo žemės ūkiai. Tai mes kartu su Kaziu Starkevičium žygį, kartu su tavim tikrai manau, kad prisidėsim prie to, kad suvokimas, kur yra tikrai visokių nuomonių Moldovos visuomenėje, tvirtai suktųsi link tų politinių sprendimų, kurie leistų Moldovai susieti savo ateitį su vakarų apsisprendimu. Bet pirmiausia, apsisprendimui jų pačių. Bet tam, kad jie patys laisvai apsispręstų, jie turi visą informaciją remtis faktais, o ne išgalvotom stigmom ir naratyvais. Gerai, Laurinai, ačiū tau labai, ačiū už šitą apibendrinimą ir tikrai pagarba ir pavyzdys kitom politiniam šeimom, kaip reikia veikti. Nors esame opozicijoje, bet tikrai veikiam nemažiau aktyviau negu opozicijoje būdami. Ačiū, Laurinai, ir gero kelio tau į Vilnių. Ačiū. Ačiū, kad buvot kartu. Ši serija ne šiaip kažkoks reportažas iš IPP kongreso, bet priminimas, kad mūsų balsas girdimas ten, kur priimami sprendimai dėl Europos ateities. Kalbėjome su Žygiu apie tai, ką pavyko pasiekti, o su Laurinu apie tai, kaip visą tai atnešti namo. Kiekvieną Lietuvos miestelį ir pokalbį su žmogumi. Esam čia ne dėl asmeninių selfių, o dėl laisvės, dėl Lietuvos, dėl ateities, kurią dar turim jėgų kurti. Iki kito karto. Ir turim daug darbo, bet ir daug vilties. Ačiū, palikit komentarą ir iki sekančio.